tikrųjų man ir vakar didžiulė įspūdė yra. Vakar iš tikrųjų, ir ką pratęsiu, ką Pantans sakė apie tom žydėlį, kur vis laik bendravo su Dievu. Ir pabaigo spektaklį visi aktoriai išeiti, nusilenkti ir taip toliau. Ir aš galvoju, tai irgi yra aktorystės mens, kad visam tam spektaklį arba kitaip, sakykime, gyvenime, kad Dievas taip pat buvo, kaip atlikėjas. Jau nesimatė, jau nesigirdėjai, bet ką buvo su juo bendraujama, kaip tas pagrindinis veikėjas šnekėdavo, aiškiai matos, kad dar yra vienas aktorius, dar vienas veikėjas, yra Dievas, kuris yra labai svarbus šitam vaidinimui, šitam gyvenimui, šitam spektakliui. Halleluja. Halleluja. Taigi norėčiau pradėti nuo to, kur pradėjo jau iš tikrųjų Jono Evangelijos 15 skyriaus, kad sako, aš esu tikrasis vynmedis, mano tėvas ūkininkas, kiekviena mano šakėlė, mano Dievas nepala svetimų šakėlių. Neduodančia vaisiaus jis išpjauna, kiekviena vaisinga šakėlė valo, vaisingoms yra meilė. Ir kad jį duotų daugiau vaisių. Ir jis užbaig 15 skyrių, 17 eilutę šitą vietą sakydams, ir aš tai sakau, vienam kitą mylėti. Taigi, kad tas vaisingoms būtų, mes turim mylėti. Ir tai, ko nuo šiandieną dalinsimės, iš tikrųjų apie tom genėjimą, kad tai nebūtų priimama tokį kaip agresijai, kad suprantu, kad kažkas paten pastai su žirklėm, kad mes vakar atėjom su žirklėm, su peilės, su pjūklu prie savo obels ir pradėjom jį pjaustyti, genėti. Išoriškai atrodė tokį du vyrą, įsilepinį medį pjausta, kriaušį pjausta ir skaudė atrodo. Bet iš kitos pusės aš galvoju, tai yra jau kartojus, tai yra būtent, tai yra meilės žestas. Ir priimkėm iš tikrųjų iš Dievo, kad jeigu Dievas kažkon sako apipjausti, aš noriu tai apipjausti, aš noriu sutvarkyti tavo gyvenimą. Tu esi pats nepatenkins. Bet tarsi mūsų malda tokia būtų, viešpatie, aš noriu, kad tas krūms išlėktų, kad tų šakų visų išlėktų, kad mane skaudėtų, bet tu pačiu, kad aš būčiau vaisingas, tu pačiu, kad aš būčiau laimingesnis, kad būčiau sėkmingesnis, tu pačiu, kad būčiau panašesnis į tave. Ir iš tikrųjų labas turim pripažinti, kad neįmanoma. Arba tu iš tikrųjų leidi Dievų ir pasikeiti ir sakai, viešpatie, apipjaustyk manim. Arba ir gyveni tokiam krūmį, kur obuoliuka vis mažėja ir mažėja. Taigi 5 tema yra kaip sutvarkyti su jausmais. Ir reikėjo mums pasirinkti temą, kad pačiam dabar biškai su jausmas ir visokių minčių. Paklausim dabar, kaip aš jautu, sakyčiau, kažko jautu. Ir ne vis laik tai yra taip gera, galvoju, saulė šveit gera, bet kažkas vidų kažkoks mintis yra. Vaits už poskainus nusipirka kožankį, gera, bet taip sugėlį. Natūralių odą. Ir vėl galvoju, kaip su tas jausmas dabar. Aš pasidžiaugiau, aš pasakiau, sakau, Vaida, man žandikaulis net kera. Bet kaip iš tikrųjų yra, tai viens Dievžė. Gal biški kers, biški rakėdė. Nes tu pagalvoji, o jums visiems nesakys, o čia bažnyčių pasakyti, kad už 200 nusipirk. Visiems sakys, kainavo 500. Tai kas tos emocijas yra? Kas yra tos emocijas? Ir pirmiausia, norėčiau, kad jūs, jeigu tuos lapus perskaitytumėm Morkaus Evangelijai 12 skyrių, vien iš pagrindinių dalykų, kas yra visos Evangelijos 29-30 eilutės. Jėzus jam atsakė. Pirmasis yra šis. Kaip prie vienas fariziejus klaus, koks yra įsakymas. Pirmasis yra šis. Klausyk Izraelį. Taigi pirmas Dievas įsakymas, aš taip juokauju, prasideda nuo ko? Klausyti turi. Jeigu negirdėsi, neišgirsi. Taigi pirmasis yra šis. Klausyk Izraelį. Viešpats. Mūsų Dievas. Ir tu pačiu mūsų Dievas
yra vienintelis viešpas. Taigi Dievas yra Dievas ir jis yra veids. Ir nieks kits negali būti jo veidu. 30 eilutė sako, tad mylėk viešpatį, vėl mes kalbam apie meilę, mylėk viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela, visa savo širdimi, savo siela, visų savo protų, visomis savo jėgomis. Tai yra pirmasis įsakymas. Mes vis laikę esam linkę kitim sakyti, tau reikėtų daugiau pastangų, tau reikėtų daugiau tavo širdies, daugiau tavo protą, bet vėl įsakymas yra tu, su savo protu, su savo širdim, su savo siela, su savo jėgom, aš norėčiau, kad tu mylėtumė. Ir čia, kur yra širdis, tai reiškia emocijas. Ir mes vakar žiūrėjom tuon spektaklį irgi taip pat matėm ir Dievo prigimtinis tautos. O tai kokie jie emocionalūs yra. Kaip oni mok džiaugtis, kaip oni mok verkti, kaip oni mok susipešti. Net per vestuves aiškina santykius. Tu pasakė taip ar nepasakė. Ir aš galvoju, viešpatie, ar tau negėda būti dėl savo vakų. Bet tai yra nuovoka. Ani aiškinas, ani ryškinas. Ar tas te pasakė, ar tas nete pasakė. Ir aš nesakau, kas gers ar negers. Ir suprantat vieną dalyką. Dievas mumis sukūrė tokius ir jis nori, kad mes tokie atėtumėm pas jį. Ar mes tai turime? Ir va čia ir pagrindinis toks dalykas, kur užrašiausia, reikia suprasti savo emocijas. Savo jausmus. Kodėl? Pirmas dalykas, norėčiau, kad jūs savo rankų užrašytumėte. Todėl, kad Dievas turi emocijas. Dievas yra emocionalus. Jeigu Dievas nebūtų emocionalus, jis nebūtų reikalavęs mylėti mūsų, jį visą savo širdį. Jeigu Dievas nebūtų emocionalus, aplink tik nebūtų daug emocijų. Šviesos, triukšmo karts ar dar kitų dalykų. Ir antras dalykas, kad jausma tai yra, jeigu taip gal pasakyti, tai yra Dievo dovana mums. Tai yra papušėms, tai yra mūsų dekoracija. Jausma tai yra Dievo dovana mums. Ir jie pačiu, jūs galite pasižiūrėti pradžios knygą, pati pirmoji knyga, 26 eilutė sako, ir Dievas tarė, padarykime žmogų, matot, pati pradžia, padarykime žmogų pagal mūsų atvaizdą į panašumą. Pagal mūsų atvaizdą ir panašumą. Jie te valdo jūrų žuvis, padangių paukščius, gyvulius, visą žemę bei visus roplius, kurie tik gyvena. Taigi mes matom, kad tas panašoms, tas emocionaloms ateina iš Dievo. Mums nereikia Dievo aiškinti ar teisinis, kad mes turime, kad mes jautumės liūdni ar džiaugsmingi, prispaustę, prislėgti, pilni baimės ar pilni džiaugsmą. Dievas sukūrė mumis tokius, nes Dievas yra pilnas emocijų. Ar amen? Dievas yra labai emocionalus. Todėl iškart tiek žmonių gyvenim, tiek bažnyčios, tiek krikščionių gyvenim yra du kraštutinumai. Vienas yra emocionalizmas. Tai kadangi Dievas yra pilnas emocijų, tai viską pasakykim ant emocijų. Aiškiai, viską pagal jausmus. Šiandien gerai jautus, vadinasi viskas ir gera. To bloga jautus, vadinasi yra viskas bloga. Kaip tu gyveni, kaip aš jautus. Kaip nupasta, kaip tu jautys. Aišku, viskas yra ant emocijų. Jeigu emocijos yra geras, vadinasi ir geras. Jeigu emocijos yra bloga, vadinasi yra bloga. Tai yra vėjas kraštutinumas. Kits yra, tai yra atvirkštė, kada yra, čia tarptautinis toks žodis, stoicizmas, kad jausma yra beverčiai. Man nesvarbu, kaip aš jautus, man nesvarbu, kaip tu jautys, man svarbu, ko mes čia darom. Čia vyksiu su reikėms, čia dabar aš pamokslauju, nieko čia vadovautis jausmas, sėdi rame, klausa, užsirašinėjai, per daug nesišypsa ir gita,
Per daug tu neverki. Evalda, tu per daug nemeikti. Nu, o tu, Žaka, irgi per daug čia žiūrėk. Ramiai viskas turbūt vyks. Tai labiau paremta yra protu. Disciplina. Ir mes turim suprasti, kad savo gyvenime mes esam linkit labiau vieni arba vienus dalykus, arba kitus dalykus. Galbūt net ir šeimos, kada šeimas kuras, dažniausiai yra toks dalykas, kad viena pusė mok geriau mąstyti, protauti, sakykime, tokį ramesnį yra. O kita pusė ant emocijų. Ir aš galvoju, tai ačiū Dievui, tada tu mokas. Jeigu aš nemoku, pavyzdžiui, suvaldyti savo emocijų, tai aš mokaus iš to žmogaus, kuris, ir labiau patyręs. Aš nesakau, kad mes esame absoliučiai švarus, ką pasakyti, ne švarus, ta prasme, viens yra labai emocionalus, kis labai toks protingas. Visko yra, bet dominuom tam tikri dalykai. Ir tai šeimos labai, dažniausiai tai yra, aš kaip pastebėjau, dažniausiai yra vis tik priešingybės trauk vieną kitą. Ir kart sunku suprasti, kaip ta priešingybė yra. Mums taip atrodo, vyrai jau tokie neemocionalūs yra. Pala. Vyrai galbūt labai emocionalūs. Arba atvirkščiai, ta prasme, aš galvoju apie savim, kad aš esu neemocionalus ir kadangi nesu emocionalus, su manim viskas automatiškai yra tvarko. Bet aš pamačiau, kad ne tam esmė, ar aš emocionalus ar ne, esmė tame, ar aš mokau susitvarkyti su savo emocijom. Ar suprantu? Aš galbūt toks ramus, vis dažniausiai Edgar sako, tu toks ramus žmogus. Bet kartais aš esu neramus. Jūs dažniausiai nematot. Artimieji mato. Ir aš supratau vieną dalyką, aš nemoku susitvarkyti su savo emocijom. Net nesvarbu, ar aš esu per daug, ar aš esu toks ramus, man reikia išmokti. Tres dalykas, kurį Dievas davė mums, ir mes turim žodį, kad visi Dievo žmonės, vyrai ir moteris sutinka, kad yra Biblijoje viena knyga, kuri iš tikrųjų padeda suprasti žmogaus, Dievą, savo patys emocijas, tai yra psalmis. Per psalmis. Jeigu jums yra aktualu tas, apie ko aš dabar kalbu, iš tikrųjų, kas su manimi vyks, ko aš jautu, ko aš nejautu. Viena knyga yra iš tikrųjų ta knyga, kur tu gali skaityti. Aš jiems skaitydavau, sakau, Viešpatie, pas Dovydą tai pakilimą, tai nusileidimą. Tai jis šok, tai jis linksminas, tai jis džiugam, tai šlovint Dievą, tai jis vos žemę pardavė, sako, aš jau viskas. Einu per mirties slėnį, man viskas bloga, aplink tik tas visokiai brontozaurą, kiktozaurą, vis tik, ką noriu išduoti ir taip toliau. Ir tu galvoji, kas tai yra? Bet tai yra tiesiog gal pasakyti, kad tu matą Dievą ir žmogaus santykių, tokį, ką pasakyti, paveikslą, kuriame labai stiprus yra emocijos. Ir kas yra nuostabu, kad Dievas nebėja tų emocijų, nebėja savo emocijų ir nebėja, kad Dovydas atvertė pat savo emocijas. Jis atvertė. Jis nebėja pasakyti tai Dievui. Jis nebėja pasakyti savo nusivylimą. Jis nebėja pasakyti savo baimę. Jis nebėja pasidžiaugti savo pergalėm, savo tikėjimą. Jis atvertai. Ir mes matom, kad 150, skaitykėm, kiek yra psalmių, dabar suabejau. 150 psalmių. Kiekviena psalmė yra kažkas tai tokio. Kažkas įdėta, kažkas atverta. Ir čia mes turėjom iš tikrųjų pasižiūrėti. Turėjom pasižiūrėti iš tikrųjų, kas vyks mano gyvenime. Kokį veitą užėm emocijas. Dabar toks iškėlas klausimas, kodėl aš turiu išmokti valdyti savo emocijas. Jos yra mano gyvenime. Aš galiu turėti mašiną. Ir kas aš turiu mašiną? Bet ir klausimas, ar aš moku ją vairuoti.
aš turiu emocijas, man kartais yra liūdna, kartais aš bijau, kartais aš jautus supykęs, kartais aš jautus prisliekts, kartais aš jautus priimtins, kartais aš jautus visiškai atmestis. Kas tai yra? Aš turiu mokėti, gyventi su tu, analizuoti tai, valdyti kažką tai. Kodėl? Pirmas dalykas tai yra, todėl, kad tai yra, tai nėra Dievas, tai nėra patikima. Emocijos yra dovana, bet dovana nėra Dievas. O aš turiu pripažinti, kad savo praktiniam gyvenime aš labai dažnai vadovaujuosi emocijom. Per emocijas aš kaip pastebėjau, jos vėlau. Dažniausiai atsimenu, kad pareini iš darbo ir kažkas darbį vyksta. Ir dėl tam tikrų dalykų, pavyzdžiui, darbą ar pareigybą ar kažko, tu negali reaguoti. Tu negali išsakyti viską, kol galvoji. Tu negali, suprantat. Tada tu grįžti namo. Atrodo, tu baigė darbą, tau laiks darbo baigės. Ir tu įeini. Ir kažkodėl tau pasitaikė tokia situacija, kur tu sureaguoji vieni per kitą. Tada visi žiūri tavim, kodėl tu taip reaguoji. Tu dažniausiai galvoji, tu esi užmiršęs, nes dažnai tavo emocijos vis vėlom. Tu pradedi iškoti priešų, tu reaguoji dėl to, kad nesusitvarkė. Ir vėl parenu, ir vėl žiūri ten tokį filmą. Ir vėl dabar žiūri tom programą. Ir lėkštis neišplautas. Ir kažkas tai nepadaryta. Ir tu toks parentus. Ir reaguoji. O kodėl reaguoji? Čia va, kada buvo 3 rankom. O todėl, kad reaguoji, kad kažkas vyka tavo gyvenime, jūsų gyvenime. Kažkas tau kažkom pasakė, kažkas kažkom padarė. Ir tai nereiškia, kad yra gera, kad kažkas dabar, kažkas mūsų vyksta ar nevyksta, ar daros, ar nesidaro. Bet tu turi atpažinti iš tikrųjų, dėl ko tu te reaguoji. Nes jie nepatikimi yra. Emocijos yra nepatikimas. Aš galbūt jautus te. Tai ką visą aplink pasaulis tarp jaustis te. O gal kitiems yra... Tai nervant toks. Aš galbūt jau tu suspaus, žaks toks atėjai. Ir jeigu jis nebūtų žaks ir nebūtų dar Olans, aš jį padaryčiau tokį iš kartą nulielį. Negalima. Man vėl, aš turiu suprasti savo emocijų ribos. Jūs nebūtina turi persiduoti kitiems. Nes tada toks atėjo nors perduoti tai. Kartais yra gerai perduoti džiaugsmą, ramybę, teisumą ir taip toliau. Perduoti irgi reikia, bet yra tam tikri tikslą perdavimą. Kodėl reikia perduoti, kodėl nereikia perduoti, čia jau kiti dalykai. Taigi, kodėl mes turim išmokti, kad tvarkyti su tai, todėl, kad tai nėra patikima. Pasakyti, kad šiandien man vis gera gyvenim dėl to, kad šveit saulė ir man puikiai nuotaika, gal ir nebloga. Bet ant to gyvenim nepastatys. O jeigu rytoj saulė nešveis ir tavo nuotaika bus bloga ir tu neini į darbą. Skambint direktorius, sako, man bloga nuotaika. Atsiprašau, aš neatėsiu. Patarlių 14:12 sako, kartais, matot, kartais, kelias, kurį žmogui atrodo teisingas, nuveda į mirtį. Kartais atrodo teisingas. Kartais atrodo neteisingas. Ir vat yra klausimas, kol mes sprendam, į ko mes fokusuojamės, kas vyks mūsų gyvenime. Taigi, kas yra tas lemiamas faktorius, į ką aš kreipiu dėmesį, koks bus mano gyvenim kelias. Nes jeigu aš turiu emocijas, aš žinau, jūs yra, aš negaliu jų išoperuoti, aš negaliu jų vis laik numarinti. Aš negaliu ilgai uždaryti jūsų koncertą. Žinot, mes užkonservuojam, rodin vasarą mes konservuojam. Bet tu žinot, 2-3 metai šalda viskas.
Jeigu tos emocijos nebuvo sutvarkys, tu užkonserva, dabar apie tai nešnekėkėm, uždėję, vis padėję. Aleliuja, tu galvoji, eina šeima pratempi, posėdžiamos praėjai, pavasaris ateina, nu matą, man konservą laikį, paskau. Ir nušal. Dabar antras dalykas, kodėl mes turim tai sutvarkyti, kadangi per jausmus mums lengva yra valdyti, manipuliuoti. Lengva valdyti ir manipuliuoti. Jeigu tu valda žmogaus jausmus, tu valda žmogų. Pradedant tokių bendrų tokių dalių, kad yra reklama, yra visi kiti dalykai. Yra artimi žmonės, iš tikrųjų labai svarbu. Aš pats tai pastebėjau, kad tu gyveni šalia kito žmogaus. Tu dirbi su žmogum, tu gali jį valdyti, tu pažįsti jį, tu žinai jo silpnas veidas. Tu gali sužaisti su juo ir tas žmogus kažkur judės, darys. Nes tu sumanipuliuoji, tu valdai jį. Nes tu prašiausiai išvedi tą žmogų iš kantrybės. Tu žinai, kad jam labai nepatinka, pavyzdžiui, kad jis supyks ir jis nesuvaldo savo emocijų. Ir tada jis turės atsiprašinėti. Ir tada gausi tai, ko tu nori. Tu darai vieną dalyką. Tu išvedi jį iš kantrybės. Tu jį suerzini. Čia nieko tokio. Jis mane užknės. Bet tu žinai, kad jis bus surištas. Tu erzini, tada sprogs. Ir tada saka, ar aš nesakiau, kad tu toks esi? Tas žmogus sako, taip, aš toks esu. Aš esu zombis, aš esu drakonas. Ir taip toliau, ir taip toliau. Bet gerai, tas žmogus jis yra kaltas, jis yra atsakingas už savo emocijas. Bet kažkas jį, suprantat, kažkas jį pakosi. Ir kita atsakomybė. Galbūt, iš tikrųjų, tas žmogus 99% turės suvaldyti savo emocijas, turės nesprogti. Bet jeigu aš matau, kad aš galiu valdyti ir ypač man tai patinka manipuliuoti kažkur tai yra pavojus. Ir dažnai mes savį ypač kartas ir vyrą, ir moteris, mes jautam, kad kažkas manims, mes nenorim būti valdomi. Yra viena pusė, kad yra egoizmus ir išdidumas. Ir mes turim mylėti viens kitą. Mes turim padėti viens kitam. Mes turim patarnauti viens kitam. Mes turim nusižeminti, mes turim, kaip Kristus elgtis. Bet aš sakau, viešpatie, išmokink mane, tu buvo tarnų tarnas, tu plovė kojas, tu mirė ant kryžiaus. Bet tu neleda niekam tavęs manipuliuoti. Niekas tavim negalėjo sužaisti. Ir aš dar mokaus, aš dar neatskiriu. Ir aš matau, kad visų pirma, tai yra problema ne tų žmonių, kurie mane manipuliuoja, bet tai yra mano problema, nes aš nedirbu šito veido. Aš nepažįstu Dievo, aš nepažįstu savęs. Suprantat? Aš turiu pažinti save. Tu turi pažinti Dievą, tu turi pažinti save. Ir žinoti, kas vyksta. Žinoti, kokis robas šiandien verdi. Ir kada jį maždaug gal užverti. Ar suprantat? Tai čia yra kažkas panašaus. Pradėjo vaistą daryti, taip toliau. Užkaitė podus. Dukovkėje koks kalakots tušinas, viskas verda, kurkuruoti, ir tu išėjai koks 4-5 valandų žiūrėti televizoriaus. Kas už 2 valandų pradės vykti? Vis pradės sproginėti. Kaip tai? Ir toks, aš nežinojau, aš nesupratau, nieks neprižiūrėjai, jūs čia ką. Ne, pala. Tu turi žinoti, jeigu praeit tam tikrus laiks, tau dar kažkur tai plovė, kažkas kažkur dar, tai užvers.
Tai reikia užvirti, reikia kažko daryti. Arba baigti virti, ar nusumti bolvis, ar išjungti dujas. Kodėl nieks negalėjo išjungti dujas? Aišku galėjo, bet tai visų pirma mano atsakomybė išjungti dujas. Gal neišvers iki galo, gal ten bus perverė, bet jau nebus toks sprogimo. Tai vėl yra mano atsakomybė. Yra mano atsakomybė. Ir tai yra atsakomybė atpažinti savo silpnas vietas ir net savo, ir ne kitiems brangims žmonėms neleisti savęs manipuliuoti ir tų pačių mokytis tarnauti, mylėti, būti gailestingam ne todėl, kad tave sumanipuliavo, bet todėl, kad tu myli, kad tu esi tarnas. Ir tų pačių iš kitos pusės nemanipuliuoti kitą žmonę. Ar tai būtų pinigai, ar tai būtų kažkokie tai apdovanojimai, ar tai būtų kažkokie geri dalykai, ar tai būtų kažkokie tai blogi dalykai. Čia labai svarbi vieta tiesiog. Nu, aš galbūt to vietų ir baigsiu, gal šito vietą esam toliau, bet tiesiog pamastykėm dėl to. Atsiverskėm kitą posmą, bet aš dar neperskaičiau Patarlių 25-28. Žmogus, kuris nesuvaldo, yra kaip atviras miestas, kuris sieną sugriaus. Matot, žmogus, Patarlės 25-28, žmogus, kuris nesusivaldo, reiškia kaip mies besei. Kažkas gal tau atnešti, sakyt, oi, ponička, kaip jūs gražiai šiandien atrodot, bet jūs viskas gerai, bet jūsų gyvenimo trūktų tam tikro aparato, ar jūs nejaučiate tai, kad jūsų oda kažkokia tokia, ta čiuk. Ir tu žiūri jau, saka, pinigų neturi, o tai nieko, pasiimsim leasingų, čiuk. Ir tu jau kažko nusipirki. Tai yra pardavimus, tai yra kitur, tai yra gyvenimas iš tikrųjų. Ir mačiau, kad jeigu aš nesusivaldau savas, nesvarbu, kad aš ramus esu. Mano dažniausiai būdavo tokia reakcija, emocijų valdyms, aš esu ramus. Ir aš tai vadindavau konservuoju. Aš žinau, kad nuo pat vaikystės, nuo pat daržėlio aš būdavau geriukas. Edgaras Untulis yra geras berniukas. Ir mano viena iš dalies aš tiesiog darydavau konservus. Darydavau konservus. Kažkas bloga, kažkas vyks. Niek nepadarysi, reikia įdėti čia, užsuka, padėję, viskas, gražiai. Tavo gyvenime yra toks Rusijas ir ten yra daug lentynėlių. Ir svarbiausia suspėti visko sukonservuoti. Sukonservuoti visiems esi geras. Bet laiks nuo laiko iš tavęs tiesiog prasiverš. Ir tu pradėsi, ir tu išsigosi, ir tu matai, kad tu niek negali padaryti. Tai prasiverš tokie smarvė, toks buvo, kaip sakyti, vyrėms. Tu galvoji, iš kur tai, kam tai. Aišku, apkaltini velnią. Jis aišku yra kaltas. Jis apgavo, jis melo. Bet yra kiti dalykai, sako, 1 Petra 5:8. Būkite blaivus ir budrus. Arba žinoti, kas vyks, nes jūsų priešas velnias lankioja aplink, riaumojantis liūtas, tykodamas kurį nors praryti. Ir dažniausiai, kai velnias daro, tai yra tos neigiamas emocijas, neigiami dalykai, neigiami jausmą. Atsikeli, ne iš jų, ne iš to. Tu jautis bloga. Ne iš to, ne iš to. Tu jauti baimę. Tu geriau pasitikrink. Tu geriau pagalvok, dėl ko dabar čia viskas vyksta. Dėl ko čia dabar viskas taip yra. Ir tu kažko pasiklausa, kažkokie mintis, kažkoks jausmas, sakai, tikra. Ne taip gerai, kaip aš galvoju. Ir aš pamačiau, kad blogas dalykas yra blogom, kaip nuojautom arba blogas jausmas yra žymiai lengviau patikėti. Nežinau, jums galbūt ne, man tai taip. Kažkas bloga taip, tu iškart. Aš, kaip sakyti, 24 metai esu tikėjęs ir aš patikau, kad aš esu visiškai atvers blogiems dalykams, kaip mies, be tvoros, be seinų. Ir kažkas bloga,
Prareinu, užkonservuoju, paskui galvoju, kol man dabar su tu blogu dalyku. Aš net neapsvaršiau. Jeigu aš klausaus Dievo žodį, jeigu aš klausaus pamokslą, jeigu aš žiūriu kažko, aš galvoju, čia iš Dievo ar ne iš Dievo. Čia reik priimti man to mokymą ar nereik. O kažkokie mintis arba jos paten, iš karto aš priimu tukšt. Taip yra. Savitė pastebėjau. Taigi, trečias dalykas, kodėl mes turėjom pradėti tvarkytis su emocijom, nes mes galim sutvarkinti emocijas, mes galim pagarbinti Dievo. Pagarbinti Dievo. Pirmas dalykas, ką pagarbinti? Nes realiam gyvenime ne emocijas yra mūsų Dievas, bet Dievas yra mūsų Dievas. Bet realybėje iš tikrųjų labai dažna mes galim žinoti Dievo žodį, arba nežinoti. Greičiausiai nežinoti. Mes galim galbūt sakyti, kažkur ten parašyta, kažkur aš girdėjau. Bet realiam gyvenim aš labai dažnai elgus ne tai, ko Dievas sako ar daro, dar kažkur, bet ko on sako ir daro mano emocijas. Ką pašiltus. Tai reiškia, jeigu emocijas yra mano Dievas, Dievas nebėra Dievas. Aš galiu garbinti, aš galiu šlovinti, aš galiu sakyti, aleliuja, aš gėdu tau, aš aukoju tau, bet jeigu aš ilgus taip, kad visų pirma sak mano emocijas, vadinasi, Dievas nėra Dievas, emocijas yra mano Dievas. Tokia realybė. O antras dalykas, kad matot, Dievas mums sukurs emocijom ir mes, kada susitvarkom su emocijom, mes galim, iš tikrųjų pašlovinti Dievą, pagarbinti, pačią sutvarkymą. Taip pat pagarbinti tu, kad tos emocijas, anos iš tikrųjų yra sutvarkytas, įvardintas, mes apie tai vėliau kalbėsim. Kūniškas mąstymas tai mirtis, dvasiškas yra gyvenimas, kūniškas mąstymas priešingas Dievui. Jis nepaklūsto Dievo įstatymui ir negali paklusti. Ir todėl gyvenantis pagal kūną negali patikti Dievui. Ar reiškia, tiesiog apšovi galvą ir aš negaliu patikti Dievui. Vėlgi, Dievas nėra toks, kad mes šiandieną meldėmės, aš tai vis laik turiu tokį iššūkį. Dievas sako, ateik toks, koks esi. Aš priimsiu. Bet kada aš priimu tavim, aš keisiu tavim. Priimu, keisiu. Priimu, keisiu. Bet aš turiu pasikliauti Dievui, sakyti, Viešpatie, ne tai, ko aš dabar jautu ar nejautu. Suprantat? Aš esu matęs filmus ir gyvenim karts. Tu dara baisų dalyką. Tu dara galbūt nusikaltėjimą, vagystį. Bet tu gali, molis nepagavo, apiplėšiau banką. Tu sakai, kokia emocija, superinė. Ką tik tu išvežė galbūt milijardą eurų. Nieks tais nepagavo. Tu žiūri to filmą, žiūri tai vagis, triumfom. Tu paklausim, koks tavo gyvenimas, sakytum, ar tai yra teisinga? Čia toks filmas, bet tai ne tik filmai, ir gyvenimas, suprantu, kartais yra emocijų superinė. Bet ar tai yra teisinga? Ne. Bet emocija yra gera. Kartais mes darom teisingus dalykus, bet emocijas yra. Ar suprantat? Mes turime atpažinti. Kartais mes padarom teisingus sprendimus, kur Dievas norėtų pasakyti, yes. Bet kadangi mūsų emocijos yra užblokuotas ir mes klausome į savo emocijų, aš sakau, nežinau, ar tai Dievo valia ar ne. Nes mums atrodo, kad emocijos turėtų suveikti, turėtų būti kažkokia euforija. Suprantate, kada žmonės nuodėmiauna, kada jie sugul, galbūt tokia euforija. Sakyti, tai iš Dievo, tai iš Dievo, tai iš Dievo, tokia euforija. Bet jeigu tai yra nuodėmė, viskas. Suprantat, Dievas nenori pasakyti, ir jau žodis nenori pasakyti, ir psalmis nenori pasakyti, kad žmogus net vėl kartuoja, neturi būti be emocijų. Dievas mums sukūrė emocijas. Mes turime turėti emocijas. Bet jos turi būti suvaldytas. Jis turi žinoti savo vietą.
Jis to žinot, ką mano skirtas. Ne tam, kad viešpatauti, bet tam, kad puošti. Ir ketvirtas dalykas, tiesiog, kad, kodėl aš turiu tvarkyti, tiesiog, kad aš noriu būti laimingas, aš noriu būti sėkmingas gyvenime. Dievas nėra už tai, kad mums to nesisekti. Jis nori, kad mums sektos ir šiame gyvenime, ir amžinybė. Patarlės 5:23 sako, ir jis miršta nepasimokęs, per didelį kvailumą nuklysta. Jis miršta nepasimokęs, per didelį kvailumą nuklysta. Reiškia, žmogus taip ir neišmokęs. Žmonės, ketvirtiem sako, žmonės pasiklysta ir miršta dėl jų kvailystės ir savikontrolės stokos. Ir aš matau, aišku, galbūt yra psichologų, dvasininkų ir kitų požiūris, kad žmonėms, kad būti sėkmingesniems, iš tikrųjų yra žymiai svarbiau valdyti savo emocijas, negu turėti didelį galvą. Ir aš turiu, kiek aš stebiu savim, kiek aš stebiu aplinkinį gyvenimą, aš matau labai protingų žmonių. Žiauriai, krūtų protingų žmonių. Bet jie nėra tokie sėkmingi savo gyvenime. Nes dažnai yra depresuoti, prislėgti, nesusuprant savo emocijom. Čia šauk, čia riek. Ir tu galvoji, jis tokį protą turi, tokį analitinį protą, tokį mąstymą. Bet gyvenimas šuniu tai degus. Kai žmogus atrodo durnėlis, blondinė, bet laimingas. Ar suprantat? Niekas labiausiai neerzina žmogus rastis, kad blondinė, kuri gyvena laiminga. Visi mes jaukamės, mes pasakojame anekdotus apie blondinis. Bet suprantat, vienas dalykas, jeigu ta blondinė yra laiminga, tai pasakyk, kas dabar yra blondinė. Jeigu žmogus galbūt nebaigė kelių klasę, ar ne to didelį protą, ar dar kažkur, bet jis moka sutvarkyti savo emocijas, jis moka atpažinti jas, jis moka jas įvardinti, jis moka sureguliuoti, jis žino, kada išjungti dujas, kada išjungti tam tikrus dalykus. Jis moka suprasti, kur yra tam tikri dalykai savo ir kito žmogaus gyvenime. Ir jis galbūt žymiai laimingesnis negu tas, kuris ten. Bet kad mano atveju tik tas užsiėm konservavimu. Ir toks geras žmogus, užkonservuom ir viskas. Pirms Petro 4:2 sako, kad likusi gyvenime kūne gyventų nebe žmonių aistro, mūsų Dievo valia. Taigi Dievas sukūrė mumis su aistro. Jeigu prisimenat filmą Kristaus kančia, ten vadinasi Christ's Passion, tai yra aistra. Aistra. Ir esminis dalykas, kad valdyti šitą aistrą. Ir Jėzus ant kryžiaus, mes minėsim dalykas, jis parodė, kad jis aukščiausiam lygiai, kokį neįmanomą žmogų, suvaldė savo aistrą. Aistrą gyventi ir aistrą mirti. Aistrą būti visiškam nekaltam, visiškam teisiam ir mirti už kažkokius menkus, kuri nesusivalda mažiausios situacijos, kuri nesilaiko žodį, kurių gyvenimą yra burdaka, kuri gyvena šiukšlynė, kurių mintis, jausmo yra šiukšlyns ir kuri deina naktį, kartą iš karto zys, ką pani nori gyventi geriau. Mirti už tos žmonės ir suvaldyti savo aistrą, savo norus. Tai buvo aukščiausias lygis. Ir jis tai padarė ant Golgotos kryžiaus. Jis padarė tik tas todėl, kad jis pavedė save Dievu, atpažino savį, pripažino netgi paskutinį maldą, sakė, aš meldu, kad ta taurė praeitų. Jo taurė buvo pilna. Jis visas vėrė. Jam skaudėjo. Jis žinojo, dėl ko jis mirs, žinojo, kad Dievas jį palikti ir jis jį padarė. Kokios jo emocijas buvo to? Geras? Daug kas jam ploja? Yes, taip, yes. Ar buvo palaikymo komanda?
Kaip jis tikėjo, kad bažnyčia pakels, ir kad tūkstančiai šlovins ir garbins, bet visą tai, suprantat, aš nemanau, kad pro jo sužeista, sumaityta, pažeminta, išjaukta, atmestas dvasias, sielą ir kūną galėjo jam prasiveršti. Jis darė sprendimą. Jis darė sprendimą dėl Dievo, dėl savęs ir dėl mūsų visų. Kaip jis turėjo jaustis, kad jis išlieja savo širdį, o Petras ir Jonas kalbėjo visai apie kitus dalykus. Ir jo mama prašė kėdės iš dešinės ir kairės. Paskiau jo artimiausia mokinė nukirto ausį. Kaip jis turėti? Tik tas išmokys atpažinti ir suvaldyti savo jausmus. Tik nepasidavęs žmonių manipulacijai. Tik nemanipuliavęs kitą žmonėm. Jis kalbėjo jiems. Jis skelbė Evangeliją, bet jiems nemanipuliavo. Šiandien mes esame rinkimus ir balsuosime, aš kvietu balsuoti, bet Jėzus nebuvo politikas. Jis nežadėjo per 4-5 metus padaryti perversmą. Visas gatvės asfaltuotas, visi keliai išlyginti, visur šviestuvo pakabinti, visi mokiniai laimingi, tėva laimingi, pensininkas su geresnėm pensijom ir taip. Jis to nežadėjo, sako, aš jums rodau siauresnį kelią. Jūs turėsit mirti savo ir priimti mano karalystės dėsnius. Suprantat, jūs neberekalai jį išdavė. Jis sako, tu užmojęs, tu nepritrauksi milijonus, tu nebūsi populiarus. Mes nesurinksime biudžetą kitą rinkiminę kompaniją. Ir jis suprato, kad geriau 30 sidabrėnių negu Jėzus, kuris toks, jo atžvilgių atrodo neprognozuojams, bet Jėzus buvo prognozuojams, jis žinojo, dėl ko jis atėjo, kokia yra jo misija, ką jis nori, ką jis valdo. Nes kartą žmogų, kuris valdo emocijas, galbūt išvis nesusivaldais. Taigi paskutinė dalis, kaip tvarkyti nepageidaujamus jausmus. Kaip tvarkyti, kaip tvarkytis. Aš nesakau, kad aš esu specialistas. Žinokit, jau kas, jau aš esu, tai jau mizerijų. Jeigu jūs esate surinkę dar kokį mizeriją, tai žinokit, pat didžiausia mizerija prieš jums stovi. Aš nelyginu savim su jumis ar su kitu žmogum, aš lyginu pats savim. Nes aš matau, vaikelį, tau, jeigu aš baigiau 2 aukštuosius ir vieną kolegį, tai emocijos rytį sakau, viešpatie, aš nežinau, mums dar reikės daug mokytis. Labai daug reikės mokytis. Ir čia diplomų neužteks, seminarų išklausytų neužteks. Suprantat, viską pažinti iš vaisių. Nes Dievas nori, kad mes būtume vaisingi. Taigi, pirmas dalykas, ką mes turim padaryti, tai yra įvardinti. Adomas Sodis savo darbą pradėjo įsivardinti, jis pavadina gyvūnus. Įvardinti. Taigi, tu negali pakeisti to, ko tu nežinai, kas tai yra. Kas tai yra? Kas tai yra? Pradės nuo paprastą dalyką. Pavyzdžiui, tu gali būti piktas, ar ne? Piktas. Bet gal tu paprasčiausiai esi pavargęs ir išalkęs. Ar suprantat? Bet jeigu tu net pažįsti to, tavo vienintelė užgužianti emocija yra pyktis. Tavi nervint viskas. Bet tu žiūrėk, tu truputį pailsi, sekmadienis, truputį pavalga, kur tavo pyktis? Nebėra. Sakau, labai paprastą pavyzdį. Nes kas tu net pažįsti. Tu galvoji, kažkas čia yra netep, kažkoks žmogus. Gal jis paprasčiausiai neišmiegojęs. Jam reikia išmiegoti. Bet tai nėra emocija. Tai yra fizinė būsena. Ko aš turėčiau savęs klausti? Pirma, ko aš iš tikrųjų jautu? Ko tu iš tikrųjų jautus? Kas tai yra? Baimė, džiaugsmus, neapykanta, meilė, abejingoms.
godoms, pavyds. Kas tai yra? Kas su manimi vyksta? Ir psichologai ar kiti vadinami tai tam tikri dirgiklė. Atpažinti savo silpnas. Atsimenu, kad mes pradėjom seminarą, aš kalbėjau ir Adelį mokytojui, kad mes mokomės pagal tai, ką mes matom, ko mes girdam, ko mes kalbam, ko mes lėtam, ko mes žodžiam. Labai dažna, kad yra mūsų gyvenime irgi taip pat yra tam tikri dirgiklė. Pavyzdžiui, mane gal dirginti betvarkį. Aš einu ir pamatau betvarkį. Ir iš kart prarandu emociją. Kai žmogus gal ėt, super dėlė, žiūr čia betvarkį. Jis mato saulę, jis mato gaivų orą. Jam ta šiukšlės yra dzin. Bet man tai yra kas? Silpna vieta, dirgiklis. Kitam labai svarbus yra kvaps. Pavyzdžiui, žodis smarvė. Čia yra fizinė dalyka. Jam yra bloga. Tu paustą savo pažastų, galvoju, aš savo vis gyvenim ten kartą. Halleluja. Nes varot, tais nejaudin. Tu šiandien nepasikvėpinės. Vienam žmogui galbūt, pavyzdžiui, šukosina labai svarbus dalykas. Jeigu jis nepasidaro šukosinas, jeigu jis neįsiplauna galvos, jam yra bloga. Jam nesiseks nei mokyklo, nei darbė, nieko. O kits galėtų su ševeliūru padaryti mokslinis atradimus. Visiškai nesiplaut galvos. Būti toks, čia neiš, čia jam, suprantat, jam čia reikia, jau tos pleiskanas, jau čia vien, o pasirodo jis Nobel premijos laureatas yra. Aš galvoju su tokį galvą, kuri nematė šampūną mėnesį laiką. Aš du prie 2 nepridėčiau. Man vis laik būtų 16. Nes mano daryti, suprantat, vėl. Skirtingi dalykai. Mes galim kažko išgirsti. Vienas vis laik kalba, ir sirnos nuotaiks, ir šauk, ir rėk, ir taip toliau. O kits tu jau susigūžis, tu sakai, todėl, kad tavi dirgint, kad kažkas pakel balsą. Kažkas kalba, tu sakai jam. Nustereikau. Kodėl? Todėl, kad tai jam nėra dirgiklis. Nes jau mama taip kalbėjo, tės taip kalbėjo, senėlis taip kalbėjo. Man tės dabar irgi prikur, sako, šauk manį. Jis vis laik šauk. Ir man atrodo, kad jis vis laik ir pikts. Ar suprantat, tai irgi galbūt tam tikras priežastis. Skonis, kvaps, vaist, lėtėms. Mes esame labai skirtingi žmonės, mes labai skirtingi reaguojam, tai yra tik išorė. Toliau, sekantis dalykas. Antras dalykas, ką mes turim įvertinti arba išbandyti jūs. Išmatuoti temperatūrą, jeigu kažkas yra, netep, tu turi sėdėti termometrą ir sakyti, kažkas yra netep. Aš jau tu prasta. Kaip mūsų šeimų, kaip vienas iš dalykų, sakom, ar matavas temperatūrą. Pasimatuoti temperatūrų. Jo, 37 kažkiek. Arba 365. Galbūt gera, galbūt bloga. Bet tai yra, reiškia, tu išmatavai. Tu sakai, Dieve, padėk manim, įvertink manim. Savo žodžių, savo dvasį. Kas vyks su manim? Kaip Antanas kalbėjo, kad mes matėm žydų. Suprantat, vis laukti, ar bloga, ar gera, Dievo, kap čia, o kap čia, o kap čia, o kap tas, o kodėl dabar te, o kodėl man, kap gera buvo, kap bloga. Suprantat, ir vėl. Ir Dievas įsako, o dabar yra tai, o dabar yra tai, o dabar yra tai. Neskaitysiu, nes einu pabaigą. Senam testamente buvo pranašas Elijas. Jis padarė galingą stebuklą, jis buvo Dievo vyrs, jis išnaikėna Balamą pranašus, nužudė juos, išstojo prieš karalių, išstojo prieš jo žmoną, padarė revoliuciją, gerą revoliuciją Izraelį tada. Bet viena moteriškė tiesiog pasakė keletą žodžių ir jis bėga pilns baimės, jis buvo prislėgs depresijas. Dievas turėjo siųsti antgamtišką jam varnus, maitinti ir taip toliau, nes jis depresavo. Jis matė aplink ženklus ir stebuklus, bet buvo giliausio depresijo.
Suprantat, kada tu esi nevilti, kada tu esi aplink jausmų, Dievas tau gal vaidintis, Benihins pas tavęs gal sakyti, o, I'm Benihinas, I'm Roman Catholic Pope, hello. Popiežius atvažiuotų, saka, hello. Bet man bloga dabar yra. Jis jam viską davė. Ir ką jis dar galvoja, sak, viešpatie, aš vienintelis toks esu tau ištikims, vienintelis tep čia tarnau, jau toks švents ir toks tyrs, o mano gyvenims ir toks sudėps ir tep toliau. Jis buvo pilno depresijų. Ir Dievas jam kumpas pasakė jam, ties. Sak, tep nėra kaip tu esi, sakau. Tep bloga nėra. Visa tai yra tik jausma. Atsiprašau už tą žodį, vieną bubelką tau pasak, nesvarbu, kad ant karalienį. Ir tu jo pridėjai kelias. Ir vis tavo emocijas važiuoja. Ir plius, jeigu nori žinoti, aš turiu kelius tūkstančius ištikimumų. Ir plius, jie visą šiandien ir gero nuotaiko. Ir Elys. Suprantat? Dievas įvertina jį. Jis jį atstatė, jis jam davė maistą, jis buvo su juo, jis pravedė jam reabilitaciją, visko. Bet tep nebuvo kapelės jautys. Nes kada tu jautys blogą, tau atrodo, kad vis pasaulis sugrius. Ir aš dabar mirsiu ir vis pasaulis mirsiu. Pasaulio pabaiga. Ne. Ne. Todėl vienas iš svarbiausių dalykų, kad išėti iš to emocinę daumą, įvertinti tom dalyką, kad pasaulis nesisuka aplink mumis. Dievas myl manim, Dievas gerb manim, bet aš turiu sakyti, Dieve, įvertink manim. Toliau, tai yra santykė su Dievu, tai yra kas irgi svarbu, tai yra turėti artimą žmogų, kuris šalia tavęs. Ir paklausti jų, tu gyveni su vyru, su žmona, su dar kitas artimas. Kaip aš atrodo šuo? Pasižiūrėti ne tik, kaip atrodo kelnes, įgyvant suknelį, šukuosnį, bet kaip atrodo mano emocijos. Kodėl aš toks esu blogas, kodėl aš toks esu piktas, kodėl aš toks linksmas, kodėl aš toks esu nepastovus. Ir tie žmonės, kurie yra, iš tikrųjų draugai, mes galim turėti vieną, du draugus, bet jie pažins mums, jie pasakys. Ei, klausyk, aš tai pažįstu. Tu nesi toks, tavo gyvenime tai nėra. Čia kažkas yra prielė. Tai yra labai svarbus ryšys. Dėl to mes esam bendruomenė. Ne tik tas, kad vakarė suvalgyt košę ar agurkus, ar arbatėlį išgerti, bet kad pažindomi viens kitą, mes galėtume pamatauti viens kitą. Galbūt kartais pasakyti karčiai, klausyk, aš tai pažįstu tiek metų, tau reikėtų vietų keistis. Nes jeigu aš būčiau atėjęs pirmą kartą ir pasakęs, kad tu toks, aš tai nepažįstu, kas aš toks. Bet kadangi jau esam 20 metų kartų, aš gerbu tave. Jeigu gal pasakyti, aš myliu tave, bet aš galiu pasakyti, jeigu tu mans prašai, kažkas su emocijom yra, kažkas turi būti kiti. Taigi čia ryšys ir bendravimas labai svarbus. Ir Velnias šito vieto dirb dviejų sritis. Jis nukal ryšį su Dievu ir nukal ryšį su žmonėmis. Ir žmogų padaro uždarą, neprieinamą kitiems, užsidariusi, viskas tik išorėje, jokių pokyčių. Jobo 15:12 sako, kodėl tavo širdis tave nunešė į šalį ir prieš ką merkė akį. Čia būtent vienas iš Jobo draugų kalbėjai, sako, tavo širdis nunešė tave į šalį. Tavo širdis nunešė tave į šalį. Dievas gal pasakyti. Visiems tai pasitek, Dovydos atsitek, kitiems atsitek. Širdis nunešė į šalį. Suprantu, nuslydė, nuvažiavo slydžių keliu. Ko? Ačiū Dievui, neužsimušė, bet paslydė, nuslydė. Ir kis draugs gal pasakyti, vėlgi, mes esam draugai, aš dalus. Ir mes turėjom augti tuo vietu ir turėjom augti meilį, nes jeigu mes negalim nuo atvirų dalykų sakyti viens kitam, tai vėl klausimus iškels. Koks mūsų tekstus? Mūsų tekstus ne tik išklausyti pamokslą, mūsų tekstus padėti viens kitam. Gal tu bišk nuslydė?
Ir jeigu aš esu protingas, aš jautus, kad nuslydau. O gal atvirkščiai pasakyk, klausyk, pas tavęs gyvenime iš esmės viskas yra tvarku, bet kur tu važiuoji toks tarsi, supranta, tu žmogus įsitėmės, tokiu kaip depresuoto būsimo. Bet tu žiūri iš šoną, tu matai, viskas ir gera. Bet ta baimė, pastovi įtampa, žiaura žmogų išvargina. Ir žmogus gal pragyvena galbūt visą gyvenimą tokių įtampų, todėl kad vien Dievas arba kiti žmonės jam nepasakys. Tu važiuoji gerai, tu važiuoji pagal taisyklės, niekad neviršiai greit, slidžiam keliui važiuoji lėčiau, vis laiku keiti žemins padangas. Tavo mašina prižiūrėta, pradeda technikėlį. Kas ir su tavim bloga? Nu, bet aš jautu, kad jie yra bloga. Ar suprantat? Nes mes turim padėti nugalėti tus dalykus. Ne šiaip, kad aš noriu prisikviesti prie tavo padangų protektorio, sakyti, man tavo padangas nepatinka. Ar aš svot nepatinka. Ne. Aš sakau, iš esmės dalykas. Viskas yra gera. Būk labiau savim pasitikęs. Būk drąsesnis. Nebijok vairuoti. Pirmą kartą sakys, man žinok, mes esam tokiam dalykais, mes nepriimam. Ne, nesakyk, ne. Bet suprant, tam ir yra šeima sukurta, tam ir yra sukurta bažnyčia, kad mes visų pirma viens kitą pastatytumėm gerus dalykus ir drąsintumėm. Nes blogus dalykus pastebėti nėra kiekvienų pastangų. Pasakytų labiau. Ir viskas. Ir laboreta, dažniausiai tai būna, kad pradinėme etape, kad žmogus nori keistis ir ypač emocijų srityje, visų pirma, reikia pastebėti gerus dalykus. Visų pirma. Ir kada žmogus jau įgauna pagreitį, jau jis yra pokyčius, jis keitas. Suprantat? Tada tu jam gali sakyti, bet žiūrėk, o čia yra tas. O žiūrėk, o čia yra tas. Bet tu jau jo nesustabdys, taip sakys, taip, ačiū, kad pasakė, o visai nepagalvoju. Suprantat, jis jau važiuoja, jis jau viskas yra gerai. O ką mes darom? Ką Felis daro? Čia yra bloga, čia yra bloga, čia yra bloga, nemok savai suvaldyti, čia per daug šneki, čia per maža šneki, čia per daug šipsasi, per daug liūdų. Na. Nu ir keiskis dabar. Ko nesikeičia? Keiskis. Aš tau turiu paruošęs dar 20 punktų, dar pasikeisk. Nepriimi 20 punktų, žinok, po to lauk dar 45 punktų. Ir kada tu suvarkšysi 45 punktus, tau dar paruošiu 60 punktų pasakyti programą. Minus. Ką daromės, kaip žmonės, ar nesvarbu, ar amžius mūsų yra 60, ar 70, ar 50 metų, ar 40 metų, ar 15 metų, mes nepriimam. Mes nesikeitam. Nes Dievas mumis priėm tokį, kokie esame. Vadinasi, ir mes turim savim priimti, ir kitus priimti, ir pamatyti visų pirma geriausius. Jeigu norim, kad pajudėtų mašina, mes turim pastebėti kažkas gera, kažkas stabilos, kažkas tikro. Taip, važiuok gera, dabar jau to, o dabar, tu žinai, ką mums blogai vairuoja, tu žinai, ką mums senas atrės. Sakai, nebijok. Ar instruktorius įsėdė į mašiną, sako, nėra tau šansų. Tau tėvą pažinojo, anam irgi šansų nebuvo, patek į kavarį padarė. Ir tau šansų nebus. Ir tu geriau iš visą varik iš čia, nes tu jau, aš matau, kaip tu klaidų dar neužvedęs variklį padarė. Tai aš nesakau apie tai, kad nevaldyti savo emocijų, būtent valdyti. Taigi, antras dalykas, būti sąmoningiu, ne tik įvardinti, ne tik žinoti, ko aš jautu, ko tu jauti, bet sakyti, Dieve, tu įvertink, tu būk mano veidrodis, turėti draugą, kuris teisingai vertintų. Dar vienas dalykas yra, ko aš patarčiau ir savai pataru. Kai kurių dalykų pakeis negaliu, kai kurius tiek pakeis. Dievo ir žmonos daug Dievo aš nekeisiu vis gyvenimą. Amen. Ir vaikų taip pat. Bet draugus gali pakeisti. Nes jeigu tam tikrą laiką, tam tikrus žmonės, tau kažkur vardina, aš vėl sakau, netgi jeigu būčiau tas žmogus, kuris tau kažkur sakė, bet tu matai, kad tavo gyvenimas nesikeitų veikia.
Vadinasi, tau reikia pakeisti tom žmogų. Pabandyk, išbandyk. Dasileisk savo gyvenimą kitą žmogų, kuris sąmoningai ar nesąmoningai, kuris pradėtų bendrauti su tavim ir padarytų tau didesnį įtaką negu tas žmogus. Ir pasižiūrėk, koks pasikeitėms. Tai yra tas pats yra su Dievu, tas pats yra su jo žodžiu, tas pats yra su jo dvasia. Pasižiūrėk, ar nepradėsi kitaip jaustis, kitaip mąstyti, kitaip galvoti, kitaip spręsti, kitaip elgtis. Nes, suprantat, žmogus yra depresija. Bet galbūt yra vienas iš būdų, vienas iš etapų, tiesiog pakeis. Kažkas įvardė tus dalykus, kažkas įvardė. Bet galbūt reikalingi kiti žmonės, kurie įvardė kitus dalykus. Ir sakyt, jo. Trečias dalykas. Kai kada mes turim pakeisti jausmus, kai kada jūs mes turim priimti. Šioje didelį mokyklą. Kai kada gali pakeisti, kai kada gali priimti. Tiesiog gali priimti. Galatams 5:22, taigi ko daryti kiekvieną dieną. Prisipėlė šventąją dvasią. Bet dvasios vaisiai yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas ir susivaldymas. Dvasios vaisiai yra susivaldymas, tokiems dalykams nėra statoma. Taigi, aišku, jeigu prisipildau Dievo dvasią, aš susivaldau. Nu tam tikrų dalykų. Jeigu neprisipildau, aš nesusivaldau. Ir tam tikras nuotaikas gal manim nunešti. O jeigu prisipildau Dievo dvasią, aš galbūt jautu tam tikrus dalykus, bet mano gyvenimą nenunešu. Kodėl? Nes vienas iš paskutinių dvasios vaisių yra susivaldymas. Aleliuja. Toliau, kasdien prašyti Dievo pagalbos suvaldyti savo burną. Kad žodis būtų mumise. Nes kartais esu pastebėjęs irgi. Net šventos veitos, net per maldą, per šlovinimą, tam tikras žodis prūsta iš vidaus. Kažkoks yra konfliktas, tam tikras žodis išėjo. Ir aš galvoju, iš kur tai išėjai. Aišku, gal kažkas išvedė iš kantrybės ar dar kažko tai. Bet tiesiog vidus buvo pilnas kitas dalykas. Vadinasi, aš sakau viešpatie, tai tavo žodis pripildo mane. Kad iš tikrųjų, suprantat, Jėzus kabėjo ant kryžiaus. Iš mano vidaus gali visko ten išėti. Suprantat, aš seniau žiūrėdavau taip į Jėzų, koks ramus Jėzus kabo ant kryžiaus. Ir šalia tokiai, atsimatai, viens keikė, šaukė, jis dar sugebėjo suvaldyti ir vien dėl to buvo išgelbės. Kaip jūs galvojate, ką mes būtume labiau panašus? Į tą, kuris keikė, ar kuris sugebėjo suvaldyti? Aš matau, kad aš labiau būčiau tą, kuris keikė. Nes tu kaba ir čia žiūri, kas tu vyksta, tu galvoji, jie suvalė. Nes jo vidus pilnas. Jo vidus buvo pilnas, kai jis pasakė, tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ko daro. Ar iš silpnumo savo pasakė, bejėgiškumo, kad jų batareiks buvo nusėdus, kad jų emocijas buvo nuvažiavus. Ne. Jis pasakė, iš to pilnas savo vidaus. Didžiausias spaudimo momentų. Sakė, viešpatie, aš atleidau jiems. Jis suvalė savo emocijas, nors galėjai prakeikti, išdirbti juos, išvadinti, plaukus nusirauti, duris užtrenkti, vandenį palikti tualetį nenulestą,
dar kažkom. Suprantat, čia yra įvairūs dalykai, kaip mes reaguojame emociškai. Įvairiai mes reaguojame. Arba šiaip nesikalbėti, tylėti. Sakyti, už tai, ką padarėte ant kryžiaus, arba tylėti. Atsivaliu. Patarlės 13:3 sako, kas saugo burną, saugo gyvybę. Kas plačiai atveria lūpas, susilauks pražūties. Ir paskutiniam psalmė 19:14. Te patinka tau mano lūpų žodžiai ir mintis mano širdies viešpatie, mano stiprybė, mano atpirkėjo. Pasimelskime. Aš dėkoju tau viešpatie. Aš dėkoju už tavo galimybę, kad viešpatie šiandieną tavo žodis ir tavo dvasia padėjai mums ruoštis mūsų dvasiniam pavasariu, kad mes ruošam savo sodus, kad mes ruošam savo daržus. Viešpatie, jeigu mes norim, kad šie metai mums atneštų daugiau vaisiaus, mes turim apginėti savo šakas. Ir dėkojam, kad tavo akivaizdu mes galim būti tokie, kokie esame. Ir neslėpti viešpatie tų šakų, bet sakyti viešpatie, kiekvieną šakelę, kuri neneš vaisiaus, viešpatie apvalyk. Apvalyk viešpatie, nukirpk ją viešpatie. Kad kitas viešpatie, tos, kuris yra vaisingas mano gyvenime, jis atneštų daugiau vaisiaus. Dėkojam tau viešpatie, kad tu esi pilnas emocijų Dievas. Dėkojam, kad tu davė mums emocijas. Tu davė mums jausmus. Kad mes nesam kažkokį robotą, kloną. Mes galim jausti. Mes galim jausti gerus dalykus, mes galim jausti blogus dalykus. Dėkojam Dievui, kad tu duodi mums supratimą, kad emocijos yra labai svarbios mūsų gyvenime. Bet mes neturėjom jomis vadovautis. Padėk suprasti jų vaidmenį, suprasti jų veidą mūsų gyvenime. Suprasti, kaip jos veik mūsų santykius su tavim, mūsų santykių pačia savim, mūsų tarpusavio santykius. Viešpatie, vieni mes labiau esam linkę į protą viešpatie, kiti esam daugiau linkę į emocijas. Taip yra dažna mūsų šeimos, taip yra dažna mūsų bažnyčios, vienas yra bažnyčios emocionalis, kitas ir labiau viešpatie paremtas kažkokia kitas dalykas. Aš meldu viešpatie, kad mes iš tikrųjų pažintumėm tavim, kaip emocionalų Dievą. Galbūt pradėjome skaityti tavo žodį kitaip. Psalmis, kitas raštas veidas, viešpatie, išgirstumėm tavo balsą, taip pat emocijos. Pamatytumėm viešpatie, kokios yra tavo emocijos. Kada tu džiaugys, o kada pyksti. Kada tau yra gėda, kada tu liūdi. Kas yra tavo emocijų priežas, viešpatie? Nes dažnai tu esi ir pikts viešpatie, kada tu matai neteisybę viešpatie, kada tu matai velnio darbus. Tu nesidžiaugi viešpatie. Tu esi pikts. Tu esi viešpatie liūdnus, kad tu matai kokį žalą tai padaro kitiems žmonėms. Aš meldu viešpatie, padėk mums atpažinti savo jausmus, kad nei mes, nei kiti žmonės, nei kitas struktūros negalėtų valdyti mumis, negalėtų manipuliuoti per emocijas. Kad mes iš tikrųjų patirtumėm laisvę. Laisvę viešpatie. Laisvę, kada esam tavo akivaizdu. Laisvę, kada esam namus. Laisvę, kada esam darbė. Laisvę, kada mes važiuojam į parduotuvę. Laisvę, kada perkam vienus dalykus ir neperkam kitus dalykus. Laisvę, kad sutinkam vienus žmonės ir nesutinkam kitus žmonių. Viešpatie, kad mes būtumėm blaivus ir brūdus viešpatie. Ir tos negatyvios emocijos nevaldytų mūsų. Meldam, kad tu būtumė Dievas mūsų gyvenime.
Meldam, kad emocijas paklūstų tau, tavo žodžiu ir tavo dvasia. Meldu, kad Viešpatie suvokiant, išpažinint ir sutvarkint savo emocijas mes būtumėm nors kažkiek tai sėkmingesni, laimingesni savo gyvenime. Kad mes neišėtumėm iš to gyvenimo tep ir nepasimokytumėm. Kodėl tam tikros vietos atitinkamą reaguojam. Kad mes pasimokytumėm. Todėl prašau tave šventoji dvasia. Tiesiog ir šią akimirką, kada buvo žodis kalbams ir mūsų gyvenime, padėk mums naujai vardinti Viešpatie. Tai, ko mes jautam ir ką mes jautam. Padėk atpažinti tas silpnas vietas. Atliek visus analizus, tyrimus. Tai tavo žodis tiesiog atveria. Ir tavo dvasia. Kartais mes save dusinam, o turėtumėm išreikšti. Kartais Viešpatie mes užverdam, o turėtumėm išjungti ugnį. Prašom taip pat Dieve labiau pasitikėti tą žmonėm, kuris tu davė mūsų gyvenime, kuri gal mums padėti vertinti, įvardinti tai, kas yra gera ir bloga mūsų emocijos. Galbūt tie žmonės mumis jau ir vertina, bet mes pykstam ant jų, o tu davė juos mums Viešpatie, kad tu žmonės, kurie padėtų mums. Galbūt mes neturėm tokių žmonių, arba tie žmonės, kurie yra mūsų gyvenime. Jie Viešpatie nedaro pokyčių, bet prie blogų dalykų. Ir dėl to mes galim dar daugiau jaustis depresijo, dar daugiau Viešpatie būti nestabilus, besikaitaliuojantis Viešpatie. Tiesiog tavo žodis sako, išbandyk Viešpatie ir padėk mums pakeisti tus žmonės. Galbūt niekam nesakom Viešpatie, bet tiesiog pasiklausyti kitų šaltinių, kurie atneš gyvenimą, kurie atneš šviesą, teisumą. Padėk paklausyti savęs, ar kada kažkas yra, ar tai griaun mane, ar tai statydami Viešpatie. Aš žinau Viešpatie, kad mes turim daug ko pakeisti, bet daug ko mes negalėsim pakeisti, mes tiesiog turėsim praleisti pro save. Ir sakyti Viešpatie, tom deina, tą akimirką savo gyvenime aš jaučiaus bloga. Iš žmonės plūdo tai ir tai Viešpatie. Bet atgailaudams ir suvokdams Viešpatie aš išpažįstu, kad tai tu pavertėjai gerą. Ir viena deina Viešpatie šitų vietų, kur dar pas žmonės yra betvarkė, kur dar pas žmonės yra šiukšlynas, kur dar nėra tavo šlovės ir garbės. Viena deina Viešpatie aš nebijosiu iki galo visko atidengti ir tau, ir galbūt kitiems žmonėms įvardinti ir dėkoti tau Viešpatie, kad tu sutvarkė mano gyvenimą. Ir ten nebėra burdaka. Nebėra betvarkės. Ten ne emocijas manim valdo, bet aš valdau emocijas. Ir šlovinu ir garbinu tave. Aš meldu Viešpatie ir už savim ir iš kiekvieną čia esančių, kaip tai bebūtų senamadiška. Pripildyk mumis šventąją dvasią iš naujo. Pripildyk mumis šventąją dvasią iš naujo ir jos dvasios vaisių, kurios pagrindinė savybė, paskutinė savybė, yra susivaldymas. Aš noriu Viešpatie dar daugiau jausti. Aš noriu Viešpatie dar daugiau jausti ir išgyventi gyvenimą. Aš noriu, kad jausmų ir energijos būtų dar daugiau Viešpatie. Ir kad tu galėtum pasitikėti Viešpatie manim ir kiekvienu čia esančiu Viešpatie padėk sutvarkyti tus dalykus, kuriuos tau jau davė mums. Kad mes galėtumėm priimti dar daugiau, ko tu esi paruošęs. Daugiau džiaugsmų, daugiau ramybės. Daugiau kitų gyvenimo atspalvių. Stipriau Viešpatie, kad mūsų gyvenimą nebūtų nuobodus, jie būtų įdomus, jie būtų spalvingi, jie būtų žaismingi Viešpatie. Aš žinau, kad mes norim Viešpatie žymiai daugiau jausti, žymiai daugiau išgyventi, žymiai daugiau turėti, žymiai daugiau gyventi. Bet turim sutvarkyti su tas dalykas, kur šiandieną turim.
Ir aš meldu Viešpatie, pripildyk mums savo žodžių. Pripildyk savo žodžių, kad mes ne tik sekmadienio susirinkimus, ne tik krikščionišką aplinkų, bet savo gyvenime iš tikrųjų valdytumėm tavo žodžius, savo emocijas. Dieve, tebūn tau visa šlovė ir visa garbė. Ir kas tik pasakė. Amen. Tegu būn pagal jūsų tikėjimą.